Josan išsinuomavo automobilį ir lėkėm link Hakonės. Čia Japonija atradęs Bahars ir šiandien truputį apie dienos kelionę iš Tokijaus į Hakonę. Maždaug valanda kelio nuo Tokijaus slypi gamtos mylėtojų pamėgta Hakonė. Čia lankaus antrą kartą, bet buvau vietose, kuriuose nebuvau praeita. Pirmoji stotelė – Hakonės šventykla. Pasislėpusi tarp medžių tikra atgaiva nuo cemento džiunglių Tokijui. Apsupta miško, ši šventykla yra 1200 metų senumo. Daugelis samurajų kadaise atvykdavo čia melstis, prašydami sėkmės mūšiuose. Čia yra viena ikoniškiausių vietų fotografams. Heivano Tori, gaila, bet buvo likę tik savaitę iki atnaujinimo pabaigos. Štai trumpa anglų pamokėlė su Hero. Take a place? Break. Break, okay. Take a break. Ką saky? Po to važiavome link vandenyno, nes norėjau užgauti dar vieną ikonišką vietą. Traukinį su vaizdu į vandenyną. Kaip bebūtų keista, kinai sutrukdė visiems vaizdą. Šalia esanti apžvalgos aikštelė suteikė vakarinį Fuji kalno vaizdelį. Šį kartą vaizdui trukdė japonas. Oi, doite. Doite. Na. Doite. Na, po to tik kelionė atgal į Tokiją. Ar įdomi tokia dienos kelionė? Prisijungite prie manęs šį vasarį ir kartu pamatysime, kas geresnio Hakonėje ir Kamakuroje. Ačiū, kad žiūrėjote Atrask Japoniją. Čia ne!